Sveiki, kolegos. Tai šiandien kalbėsime apie įmonę Circle. Parodysiu jos geriausias vietas, kur investuoti ir kur spekuliuoti. Tai kas nežino, Circle yra kompanija susijusi smarkiai su kripto. Jinai leidžia stablecoiną ir tuo pačiu užsiema kripto valiutų mokėjimų, pavedimų, atsiskaitimo infrastruktūrą. Tai jinai kotiruojama yra NYSE biržai. Tai pakalbėkim šiandien apie techninius lygius, kur jinai yra įdomi, kur galima bandyti ją pirkti, kur galima spekuliuoti. Tai realiai šitos raudonos zonos, kas mus žiūri pirmą kartą, yra susikirtimo taškai. Kuo daugiau mūsų susikirtimo taškai, tuo mūsų lygis yra stipresnis. Lygiai reikalingi tam, kad žinotumėm, kur susitinka pirkėjai, pardavėjai ir kur vyksta kova. Ir kur laimi pirkėjai, o kur laimi pardavėjai. Jeigu laimi pirkėjai, rinka važiuoja į viršų, jeigu laimi pardavėjai, rinka leidžiasi žemyn. Atidaromos short pozicijos, tik taip vadinama techniškai. Tai mes tas zonas susižymėjom ir prekiaujam tarp tų zonų. Tiek spekuliacijai, tiek investavimui galim susižiūrėti tos lygius ir taip prekiauti. Tai čia susižymėjom zonas. Tai kuo daugiau susikirtimo taškų, tuo mūsų zona stipresnė. Tai čia mes turim pakankamai stiprų lygį šitoje vietoje. Sekantis mūsų lygis stiprus yra šitą vietą. Čia turime, čia daug susikirtimų. Kuo daugiau susikirtimų, dar kartą pasikartosiu, to lygis stipresnis. Tai taip susižymėję zonas, galima dėlioti savo veiksmų planą. Tai mano akim, jeigu žiūrėti investicijai, tai yra kelios zonos. Pirma zona pirkimui būtų šita vieta. Nes čia buvo stiprus palaikymas, čia buvo stiprus pasipriešinimas, niekaip negalėjo kainą pramušti. O kaip pramušė, patikrino lygį ir nuvažiavo į viršų, dabar grįžo ir vėl laiko. Ką tai rodo mums? Tai rodo, kad yra stipri support zona, aiškiai vadinam. Tai pirma vieta būtų šita, ties $90, o antra vieta būtų ties 70. Nes čia atsidarė, čia mes startavom su šitą kainą, čia mūsų laikė, čia mes vėl perėmė pasipriešinimą, po to po earningsų, po ataskaitos išėjo gera ataskaita ir Circle išvažiavo aukštyn. Tai jei planuojam investuoti, mums reikia atkreipti dėmesį, kad mes turime ataskaita išeis pirmadienį 11 dieną. Tai iki to nerekomenduočiau investuoti, geriau palaukti, kol išeis ataskaita ir akcija tada išvažiuos į vieną pusę, arba grįš į kitą, grįš gal iki mūsų stipraus support lygio, kur galėsime užeiti. Toliau, kas liečia spekulaciją, tai dabar pakalbėsim tiek apie swing pozicijas, tiek apie tradingą. Tai kas liečia swingą, tai žiūrim valandiniam grafike. Ir ką mes turim? Mes čia turim zoną. Tai ko mums čia reikia laukti? Mums reikia laukti, kol kirs mūsų zoną, padarys retestą, patikrins ar laiko ir tada kaina galimai važiuos į viršų. Tai ką mes galim padaryti? Mes galim šitoj vietoj užeiti poziciją, nupirkti long, o šitoj vietoj išeinam iš pozicijos. Techniškai viskas atrodo taip. Jeigu žiūrėti į short poziciją, tai lygiai taip pat ir į kitą pusę. Jeigu matom, kad čia mūsų kaina taip daro ir nepramuša į viršų, tai kas atsitiks greičiausiai važiuos į apačią. Tai ką mes darom? Šitą vietą mes užeinam, šitoj vietoj dedam stopą virš lygio, o mūsų profit, kur mes paimsim pinigus ir išeisim iš pozicijos, bus šita vieta. Kodėl šita vieta? Nes mes esam smart, esam nusibraižę lygius ir žinom, kad jeigu čia buvo stiprus palaikymas, pasipriešinimas virtęs palaikymu, tai žinom, kad kaina, kaip ateis iki čia, jinai gali va taip padaryti ir apsisukti viršų. Tam mums reikalingi techniniai lygiai, kad mes nusibraidžiai žinotum, kad kaina kris, kur mums, kurioje vietoje reikia išeiti iš pozicijos. Ne čia mums reikia išeiti iš pozicijos, ne čia, o mums reikia išeiti kuo arčiau mūsų lygio. Kodėl? Nes mes suprantam, kad čia, kai pasipriešinimo pasidarė palaikymas, kad šito zona yra stiprus lygis. Ir čia tikrai vyks kova pirkėjų su pardavėjų ir bandys kainą išlaikyti, kad apsisuktų viršų.
Kitas variantas spekuliacijai išeina earningsai ir kaina važiuoja iki čia ir mes čia perkam, stopą dedam žemiau lygio, mūsų pirmas išėjimo zona šitą vietą, iki kaina atvažiuoja, o antrą zoną šitą vietą. Todėl viskas priklauso nuo strategijos, kiti pirmoji vietoj čia nuima 70%, palieka 30% laisvo, kad jeigu judės į viršų dar pasimtų profito, kiti uždaro visą poziciją šitoje vietoje, labai priklauso nuo strategijos. Bet reikia suvokti, kad kaip kaina ateis iki šito lygio, čia kas buvo, čia žiūrėkit, bum, bum, istorija kartuojasi, ne, visada praktiškai. Tai kaip kaina ateina, vyko pasipriešinimas ir kaina važiavo žemyn. Tai jeigu mūsų kaina ateina čia, mes turim dalį pozicijos uždaryti dėl ko, nes nebūtinai kaina kils į viršų iki dangaus, gali būti, kad kaina ir kris. Todėl protingas sprendimas yra prie šito lygio, šitoje vietoje uždaryti. Kodėl? Nes mes matom istoriją, kaip buvo prieš tai. Tai viskas visada kartojas, rinkoje irgi, rinkos mechanika yra pasikartojanti, atsikartojanti ir techninį, dėl to reikalingi techniniai lygiai, techninių žinių suvokimas, o ne tik investavimas, kad nupirkau bet kur ir laikysiu, kol atkils. Nes kartais labai neprotinga, o pavyzdžiui, kaip čia žmonės perka long poziciją, šitoje vietoje pirkti, kad kaina eis į viršų. Nu, kas žino, ar jinai eis į viršų. Greičiausiai, kad vis tiek kokios reakcijos bus. Dėl ko? Nes čia buvo reakcijos. Čia buvo reakcijos. Čia buvo reakcijos. Tiesiog čia turim lygį. Ir šitoje vietoje pirkti long yra neprotinga. Kur yra protinga pirkti long poziciją, jeigu tikimės, kad kaina auks virš mūsų lygio. Šitoj vietoje yra protinga pirkti poziciją. Bet ne šitoj, kaip krenta į apačią. Šitose vietose perka. Tai va, tai suprasdami lygius ir pirkdami virš lygių, jūsų tikimybė šansas būti teisiem stipriai išauga. Tai jeigu žiūrėt dabar į treidinimą, apie treidinimą kalbėtumėm, tai treidinimas, kai atliekam dienos eigoje, mūsų užėjimus ir išėjimus. Tai ką mes čia galim matyti, ne? Mes dabar matom šortą. Šortas, kaina eis į apačią. Rinka atsidaro, ateina iki čia, čia užeinam į poziciją, stopą dedam čia ir mūsų išėjimo zona šitą vietą. Jeigu rinka atsidarius šiandien prie marketą nukristų ir atsidarius rinkai mes būtumėm čia, tai ką mes darom? Atidarom long poziciją, stopas žemiau lygio ir kaina važiuoja virš mūsų išėjimo. Čia arba čia, o priklauso, kur buvo prieš tai buvusios dienos reakcijos. Tai, kad taip suprasti, treidinimo lygius mes braižome smulkesniam frame laiko, swingui braižome valandinę. Jeigu aš liečia investiciją, žiūrim 4 valandas, galim žiūrėti savaitės, bet yra vienas niuansas, kad Circle neturi didelės istorijos, tai čia nelabai kažką galime iš to ir suprasti. Dėl ko sakau didelės istorijos, nes jinai 25 metų birželio mėnesį tik tai išėjo į rinką. Tai va, tai tokius lygius grupiai braižom kiekvieną dieną, žiūrim akcijas, kurios mums yra įdomios, tai jeigu jums įdomu pasimokyti, pabraižyti, paspekuliuoti, tai prašom užsukti. Turim kelias dienas nemokamai, tai galite pasibandyti, gal tiktų ir patiktų. O šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspauskit like, parašykit komentarą, gal šiuo akcijų turit specifinių, kurias norėtumėt matyti techninius lygius, tai galima apie tai padaryti video. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.